pastarąsias 3 savaitės nežvejojau, nes buvom su šeima šiek tiek išvažiavę pamatyti žiemą, nes Lietuvoje keletą paskutinių metų kažkaip nepavyksta tos žiemos pamatyti. Ir tiesą sakant, nuoširdžiai galvojau, kad jūs chebrytė jau visas žuvis nugaudėt. Kažkaip visas sausis toks buvo, kaip pasakyti, netipinis. Lyčių turbūt nei vieną dieną iš vis nenešė. O galima ištisai žvejoti ir suprantu, kad didžioji dalis ir žvejojo pakankamai gausiai. Tai tiesą sakant, čia kažkaip po tų atostogų grįžęs nebesitikėjau, kad dar kažką gali pagaut. Bet kažkaip nežinau. Nu, aš čia vadinu turbūt šiemet sėkme, nes tikrai yra daug etapų, kai ne taip sekasi ir ne taip sekėsi, tai kažkada ta sėkmė aplanko, kai dirbi. Ir kažkaip sakau, žiemą man, nežinau, sakykit, ką norit, ypač čia vėjas, gylis, man kažkaip blizgutės nieko nereikia brangaus, lietuviškos gamybos. Yra tų firmų, išsirinkit tiesiog pagal formą, kuri tau dirba, veikia. Nežinau, man asmeniškai labai gerai veikia. Ir čia prie -2 šitą komplektą tokį žiemai specialiai pasidariau valą pigiakišką, 4gyslį susukau, nes gaila tiesiog, šala tie žiedai, šala tas valas. Kai nusipirki valą už 30-40 eurų, kažkaip, gaila tokiam sąlygom drožti. Viskas kažkaip veikia. Užsukau šitą suktuką tarp fluoro pavadėlio ir pinto valo. Ko šiaip rudeninėje žvyboje taip nedarau niekad, bet dabar, kadangi su blizgėm žvejoju, tai nežinau, ir kažkaip pasiteisina. Nesusuka to valo. Tai va, tai ačiū, kad ne viską dar nugaudėt. Kažką dar palikot. Smagu. Blemba, buvo kibimas. Buvo atsakas tikrai. Smagu žinot, kad čia yra žuvis. Bet toks lengvas pumpt ir viskas, patempimas toksai. Yra kažkas, yra. Yra, aš iš pradžių nesupratau, galvoju, kas čia per patempimas. Yra. Kažkas yra. Aš iš pradžių nuoširdžiai nesupratau, dėl kaip yra, čia sakau, čia žuvis turėjo būti, bet ramiai, palauk, kaip man tave. Čia lašiša, tik ramiai, būgia, ramiai.
Turiu tai. Oi, gražiai paėmė blizgutė. Tuoj. Čia kad kabint labai noriu. Gražiai atkabinu. Palauk, tuoj tave pažinėsim ir pamatuosim. Gal kažkaip taip, tiesi į graibštą. Tuoj. Tuoj mes tave pabūk graibšte. Tuoj mes tave pažinėsim. Nulis 897 su šituo pažinėjom. Gerai. Tuoj mes tave pamatuosim. Lygiai metras. Graibštukas pasigelbėjo tame, kad padėjo ją išlaikyti. Nu ir gilučią. Eik tu savo. Aš dar pasirodysiu su žuvytė. Va, žiūrėkit. Kas per... Kokia žuvis. Wow. Atsigauk. O, jau judesi. Jau gerai, jau. Jau judi. Jau džiaugiuosi labai. Jau judi. 0897 numerėlis. Oi, metriukas. Baltijos jūros lašiša. Gražuolė žuviska. Dar pasirodėm vieną kartą. Opa. Fantastinė žuvis. Jau plauk nori. Tuoj paleisim, tuoj. Tuoj tave paleisim. Nu gerai, sakom, ate ir paleidžiam. Sakom, ate. Nu. Oi, gražiai išplaukė. Super. Yeah.